Labas, čia yra trečiasis epizodas apie mano pasiruošimą įveikti maratono distanciją su medinėmis klumpėmis. Tai pirmasis dalykas, kuriuo noriu pasidalinti, su manim susisiekė Trail Kuršių Nerija organizatorius ir padovanojo registraciją, kuri taip ir vadinasi Trail Kuršių Nerija klumpės. Maža to sakė, kad jeigu reikės kažkokios pagalbos, kreipčiausi į jį. Tai supratau, kad pasirinkau tinkamą renginį šitam savo eksperimentui. O dabar norėčiau šiek tiek pasakyti apie šį epizodą. Tai aš buvau grįžęs į savo gimtąją Švėkšną, tenais per daug nieko neveikiau ir sugalvojau taip, kad aš išbėgsiu ten tokį didelį ratą per savo pažįstamus kaimus ir tiesiog pasidalinsiu mintimis, kurias sugalvojau bėgdamas. O prieš dar komentuojant bėgimą, kadangi bėgimas sporto šaka, tai reikėtų išleisti į aikštelę savo seną, gerą, pažįstamą bičiulį, draugą Arvydą. Tai norėčiau, kad šiek tiek apie mano bėgimą pakomentuotų Arvydas. Taigi, Arvydai, scena tavo. Tai ačiū, kad leidot išbėgti į aikštelę pagaliau po tiek laiko, taip gyventi verta, o norėčiau pasakyti esminį dalyką, tai kad čia Domas sugalvojo nėra visiškai nieko ypatingo. Praeitų metų Londono maratone šitas bičas nubėgo maratoną su klumpėmis, po to šitas paprastas kažkoks youtuberis tiesiog nubėgo maratoną su klumpėmis, pusmaratonį tiksliau, tada šitas bičas nubėgo 50 km su klumpėmis, šitas bičas, kuris neseniai mirė, visą gyvenimą bėgiojo ir vaikščiai su klumpėmis, tai čia nėra nieko special, kaip mes lietuviai mėgstam sakyti. Ir mano toks įkvepiantis patarimas būna, jeigu jūs sugalvojat kažkokį juokingą bajerį, kažkokį juokingą pokštą ir jūs galvojat, o, aš esu labai originalus, jūs paprasčiausiai pagūglinkit. Arvydas kaip visada moka įkvėpti ir paskatinti kaip tavo senoji geroji karta. Tai šiaip noriu pasakyti vieną dalyką dar dėl savo klumpių. Tai šito video jau dalinausi pas save Instagrame. Kai buvo dainų šventė, aš ten pasimatavau visai kitas klumpės ir suvokiau, kad mano klumpės yra tiesiog kaip kažkokios perikupo pusgaminis. Nes tose klumpėse, kurias aš čia matuojus, jos yra patogios, su pėdos skliautu ir kad atrodo, kad su jom tikrai galima taip kažkiek pabėgioti. Ir net ir tos video, kur aš žiūrėjau prieš tai, kur žmonės yra jau nubėgę maratonus, tai irgi atrodo, kad jų klumpės yra kažkas panašaus į tokio. Tai mano dabar užduotis yra arba susirasti, kas mano klumpės pabaigs, nes paaiškėjo, kad jos yra nepabaigtos, arba tiesiog nusipirkti naujas klumpės. Laiko aš turiu iki rugsėjo mėnesio, nes būtent iki rugsėjo aš treniruosiuosi su paprastais normaliais bėgimo kedais, darysiu įprastą treniruotę ir tik nuo rugsėjo pradėsiu save pratinti prie klumpių. Čia dabar mes bėgam Slabados kaime, tai yra, kur mano močiutė tenai gyvendavo ir kadaise jau jos namo čia nebebuvo, jinai dirbo laukus ir laukuose rado dvi minas, tokias, aš kadangi apie minas nesuprantu, tokias turbūt, kur iš lėktuvo mėtomos penio formos, jinai rado jas dvi, vieną naudojo skalbiniam atsverti ten ant šniūro, o kitą atidavė man. Ir kažkaip aš net neįsivaizduoju, aš buvau kokioj turbūt 4 klasėje, nežinau kaip, nieks nepamatė, aš tą miną parsinešiau namo ir aš ją ten kartais pakrapštinėdavau, aš ją laikiau bent 2 metus namie ir tada kažkada vasarą tėtis įėjo į kambarį ir pas mane ant spintos taip kažkaip žiūri tarp padėtų daiktų ir sako, kas čia yra? Sakau, bomba. Ir tada tėtis, kas be? Ir jisai iškvietė išminuotojus, bet bomba buvo nekenksminga, tai viskas gerai.
ir nieks nesprogo. Bet šiaip dar dabar labai svarbus klausimas, kurį norėčiau užduoti, kas žiūri šitą video. Jau kurį laiką tarp mano draugų vyksta aršus mūšis. Kas nugalėtų dvikovoje, jeigu susikautų karvė prieš gandrą? Labai rimtas klausimas. Kaip manot, kas šitame mūšyje nugalėtų? Bėgdamas šitoj vietoj sugalvojau, kad būtų visai įdomu padaryti savo mokykloje iškovotų sporto diplomų tier listą, bet grįžęs suvokiau, kad jie nėra nei kažko labai ypatingi, dalies net neatsimenu, kada aš juos iškovojau, nėra nei kažkokia tai jų išvaizda labai trešinė, tai nusprendžiau tiesiog parodyti vieną diplomą, tai yra šį, tai yra pats pirmasis mano mokykloje iškovotas diplomas. Ir jis yra ne už bėgimą, o už sportinį ėjimą, nes kai aš pradėjau lankyti lengvosios atletikos treniruotės, aš nebuvau gabus jokiam sportui, bet treneris, norėdamas mane motyvuoti, užrašė dalyvauti už mokyklos lengvosios atletikos komandą varžybose Klaipėdoje ir į rungtį, kurioje bus mažiausiai dalyvių, kurioje nereikia jokio papildomo pasiruošimo ir kurioje yra didžiausia tikimybė, kad aš atnešiu taškų komandai. Tai aš iškovau 2 vietą, bet absurdas yra tame, kad ta rungtis vyko pati paskutinė, ir niekam yra neįdomu žiūrėti, kaip ten vaikai eina tą sportinį ėjimą. Tai bičas, kuris organizavo, nusprendė tokį dalyką, kad vietoj 10 ratų, kurios reikia praeiti maniežę, mes visi praeisim 5 ratus, tą atstumą padauginsim iš 2,5, apdovanosim žmonės ir visi laimingi skirstysis namo. Šitoj vietoje reikėjo truputėlį staptelt, nes norėjau nufilmuoti šitą didelį paukštį, kaip spėju, čia yra suopis. Ir befilmuodamas pagalvojau, kad čia bus puikia proga, nes dar yra vasara ir žmonės kartais nežino, ką skaityti, rekomenduoti nuostabią knygą. Tai J.T. Bakerio knyga Sakalas keleivis. Ir knyga yra įdomi tuo, kad jinai maišo 2 žanrus – grožinę literatūrą su negrožinė literatūra, nes knygos autorius tiesiog visą savo gyvenimą dedikuoja vienintelio paukščio, tai yra sakalo keleivio stebėjimai. Jei kas nežinot, sakalas keleivis yra vienas plėšriausių paukščių, vienas įspūdingiausių paukščių. Pavyzdžiui, jisai puldamas savo auką ir krisdamas į apačią, jisai gali pasiekti net 350 km/h greitį. Tačiau ta knyga yra dar ypatinga tuo, kad tai yra pirmoji knyga, kuri maišo grožinę literatūrą su negrožinė literatūra, nes tas žmogus yra tarsi ornitologas, bet jo užrašai nėra kažkokie sausi ornitologo užrašai, o tai yra labai įspūdingas dienoraštis, kur tu vietomis nebesupranti, ar tu skaitai apie kažkokią mistinę būtybę, ar tu skaitai apie paukštį, tuo pačiu atsiranda įvairiausių įžvalgų apie gyvenimą, tai jei ką, labai rekomenduoju šitą knygą. O toliau kalbant apie įspūdingus dalykus, tai man atrodo iš komentarų, kad vienas įspūdingiausių dalykų tai yra vilnonės kojinės. Nes ta moteris, kuri dainų šventėje pasakoja apie klumpes, sakė, kad reikia bėgti su vilnoniam kojinėm. Tada komentaruose vieni rašo su 1 vilnoniam kojinėm, kiti su 2 vilnoniam kojinėm. Ką žino, galbūt paaiškės, kad vilnonės kojinės yra tikrasis stebuklas ir vilnonės kojinės gali išspręsti bet kokią problemą ir padėti įveikti bet kokius iššūkius. Epizodą noriu pabaigti ant šitos įkalnės, tai kai man buvo kokie 8 metai, aš čia varžiausi, lenktyniavau su senolium savo su dviračiais ir jisai mane aplenkė, pasakė, kad aš dar turiu pasitreniruoti, turiu dar užaugti, kad jį pralenkčiau, bet kažkaip tos varžybos niekada ir neįvyko ir jas atsiminiau tik tada, kai aš jį lankiau ligoniniai ir sakau, senoliau, bet tu turi išeiti iš ligoninės tam, kad mes dar padarytume tas savo lenktynės su dviračiais. Ir jis, kadangi niekada neieškodavo žodžių kišenėje, pasakė, kad tos varžybos ir neturėjo įvykti, nes vyresni žmonės turi palikti jaunesniems žmonėms norą kažką pralenkti. Kažką panašaus tiksliai neatsimenu, gal šiaip taip ir nesakė, nes, kaip žinot, istorijos nėra, yra tik istorijos. Tai dar kartą ačiū visiems ir visoms, kas žiūrit, ypatingai kas remiat, susitiksim kitose epizoduose.